Šiame vaizdo įraše analizuosime plataus masto Ukrainos kampaniją prieš Rusijos uostus. Čia Ukraina pradėjo sistemingus smūgius Rusijos laivams ir jūrų infrastruktūrai, siekdama nutraukti Rusijos vidaus jūrų kelius. Šie smūgiai įžiebė visą Azovo pakrantę, taikydamiesi į kiekvieną Rusijos uostą ir palikdami Krymą visiškai atvirą. Neseniai Ukrainos FPI-2 dronai smogė 5 laivams Mariupolio ir Berdiansko uostuose, taip pat netoliese esančiuose pakrantės vandenyse. Ukrainos dronų operatoriai realių laikų valdė sistemas, taikydamiesi į laivų tiltus, kad išjungtų jų navigacijos įrangą ir visiškai sutrikdytų jų veiklą. Visiems taikiniams tapusiems Rusijos laivams buvo uždažyti pavadinimai, o jų siųstuvai išjungti, kad būtų paslėpta jų tapatybė ir maršrutai, nes jie buvo naudojami vogtų Ukrainos grūdų, taip pat kuro ir karinių atsargų, skirtų Rusijos pajėgoms pietų Ukrainoje, gabenimui. Šie laivai ir jūrų koridoriai, kuriais jie naudojasi, yra strategiškai svarbus Rusijai, nes sausumos keliai į Krymą atsidūrė Ukrainos ugnies kontrolėje. Vėlesnės operacijos metu Ukraina smogė Rusijos sausakrūviui laivui netoli Berdiansko uosto ir apgadino 4 uosto kranus, taip sutrikdydama krovinių tvarkymą. Tai rodo, kaip Ukraina pakeitė prioritetus, nuo sausumos tiekimo linijų perėjo prie Rusijos jūrų logistikos taikinių. Tuo pačiu metu Ukraina surengė 2 atskirus smūgius Rusijos krovininiam laivui, gabenusiam amuniciją Berdiansko uoste. Kito incidento metu dar vienas krovininis laivas, gabenęs rusišką amuniciją, buvo pataikytas netrukus po įplaukimo į uostą. Be šių smūgių, Taganrogo įlankoje buvo atakuotas tanklaivis ir 2 biriosios krovinio laivai, taip užkertant jiems kelią papildyti Krymo atsargas. Šie išpuoliai pabrėžia Ukrainos pastangas sutrikdyti jūrų logistiką visoje Azovo jūroje, kuri tarnauja kaip vidinis koridorius tiekimui iš Rusijos į Rusijos kontroliuojamas Ukrainos dalis. Kadangi sausumos keliai yra apšaudomi, Rusija remiasi jūrų koridoriumi, kad galėtų gabenti kurą savo pajėgoms ir civiliams Kryme, amuniciją į frontą, eksportuoti vogtus Ukrainos grūdus ir maksimaliai išnaudoti laivų apkrovą abiem kryptimis, kad optimizuotų kaštus. Dėl to Berdiansko ir Mariupolio uostai tapo itin svarbus, nes sunkus kroviniai iki šiol galėjo būti gabenami laivais palyginti saugiai. Todėl dabar ukrainiečiai koncentruojasi į šias likusias jūrų tiekimo linijas, siekdami uždaryti paskutinį gyvybingą Rusijos maršrutą, izoliuoti Rusijos kontroliuojamas teritorijas ir sukelti kuro trūkumą, kuris lėtina Rusijos puolimą, apsunkindamas jos logistiką. Šių smūgių tikslas – sukelti Rusijai amunicijos ir maisto trūkumą pietiniame fronte. Sumažindama tiekimo srautus, Ukraina siekia susilpninti Rusijos ugnies galią, atimti galimybę kaupti atsargas ir palikti fronto dalinius vis labiau pažeidžiamus Ukrainos kontratakoms. Taikydamiesi į baržas, keltus ir krovininius laivus, kuriuos sunku pakeisti, ukrainiečiai už nedidelę kainą padaro neproporcingai didelę žalą Rusijos jūrų logistikai. Rusijai trūksta pramoninės bazės ir laivų statybos pajėgumų, kad galėtų masiškai gaminti naujus laivus, todėl kiekvienas Ukrainos smūgis laivui yra reikšmingas ir palieka Rusijai vis mažesnį prieinamų transporto laivų skaičių. Be to, kad Ukraina taikosi į Rusijos vidaus jūrų maršrutus Azovo jūroje, ji taip pat didina spaudimą išoriniams jūrų maršrutams, kurie remia Krymą ir pietinės Rusijos operacijas. Ypač verta paminėti, kad Ukraina smogė Kaukazo uostui, kuris pagal krovinių apyvartą yra antras pagal dydį Juodosios jūros uostas, per metus čia perkraunama 15 milijonų tonų krovinių. Jis yra pagrindinis geležinkelio ir automobilių keltų jungties terminalas tarp žemyninės Rusijos ir Krymo, kuris tapo dar svarbesnis po pakartotinių tiltų atakų šiaurinėme Kryme. Buvo smogta uosto naftos bazei, kurioje laikomas ir paskirstomas kuras Rusijos kontroliuojamoms Ukrainos teritorijoms. Ukrainos dronai taip pat smogė Tamano uostui, kur užsiliepsnojo kuro saugojimo infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių pietų Rusijos angliavandenilių perkrovimo terminalų, naudojamas kariniam krovinių judėjimui ir Juodosios jūros laivyno aprūpinimui. Apskritai, Ukrainos smūgiai per Azovo jūrą ir Kerčės sąsiaurį dabar trikdo tiek vidaus, tiek išorinę Rusijos jūrų logistiką. Taikymasis į abu elementus sukuria kaupiamąjį efektą, nes Rusijai nebelieka alternatyvų aprūpinti savo pajėgas be trikdžių. Kadangi sausumos maršrutai jau atkirsti, o jūrų logistika pavojuje, Rusijos pastangos jos kontroliuojamose teritorijose pietų Ukrainoje pamažu pereina nuo bandymo pulti prie paprasto gebėjimo išlaikyti savo buvimą. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje.
Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.